Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Užmeskime akį į Jungtinės Amerikos valstijas. Pirmadienį sausio 20 diena – itin svarbi diena Jungtinėms Amerikos valstijoms. Šią dieną inauguruojamas Donald Trump. Prieš inauguracijos ceremoniją jis ir pirmoji ponė Melania Trump dalyvavo pamaldose netoli Baltųjų rūmų esančioje bažnyčioje. Lietuvos vadovai Trump inauguracijoje nedalyvavo. Žiniasklaidoje teigiama, kad pagal Jungtinės Amerikos valstijose nusistovėjusią tradiciją pasaulio lyderiai nėra kviečiami į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų inauguracijas. Tačiau į inauguraciją buvo pakviestas Kinijos prezidentas, Italijos, Vengrijos premjerai, Argentinos prezidentas. Tai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas gerai parodė Lietuvos vadovams savo vietą, kurie sugeba visus aplinkui mokinti, kaip reikia gyventi. Donald Trump šeštadienį pareiškė, kad jį prisaikdinus prezidentu planuojantis iš karto po inauguracinės kalbos pasirašyti rekordinį vykdomųjų įsakymų skaičių. Prisiminkime, kokius vykdomuosius įsakymus Donald Trump pažadėjo pasirašyti. With the stroke of my pen on day one, we are going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high schools. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Doesn't sound too complicated, does it? Taigi, Donald Trump žadėjo pašalinti translyčius iš kariuomenės, kadangi akivaizdu, kad tai griauna pačią kariuomenę. Na, o šioje vietoje sugrįžkime į Lietuvą. Lygių galimybių kontrolierė siūlo kariuomeniai suvienodinti išvaizdos standartus vyrams ir moterims. Tokia rekomendacija pateikta ištyrus skundą pirmadienį pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kariuomenėje nustatyti skirtingi išvaizdos reikalavimai kariams ir karėms. Vyrams draudžiama turėti ilgus plaukus, surišti juos į kaseles, kuodus ir panašiai. Draudžiama lakuotis nagus, turėti įsivėrus auskarus. Moterims visi šie reikalavimai nėra taikomi, teigia vyras. Tai va, vienas stipriausių valstybių vadovas mano, kad kariuomenė yra vieta tikriems vyrams, o pas mus vyrai ir moteris kariuomenė pasirodo turi būti vienodi. Keista, kad reikia apskritai tokius dalykus aiškinti, tačiau akivaizdu, kad kai bandoma prastumti tokius absurdus, tą reikia padaryti. Tai kam apskritai kariuomenėje reikia tokios griežtos tvarkos? Atrodyti visada tvarkingai, susišukavus, susitvarkius, daiktus susidėjus tvarkingai ir taip toliau. Na visų pirma, tai elementari higiena. O pats svarbiausias dalykas - tarnyba kariuomenėje ruošia asmenis tikram karui. Įsivaizduokite, kur nors stovyklavietėje prasideda apšaudymas iš pasalų. Kariai atsibunda, batai išsvaidyti, ginklas neparuoštas, šoviniai sumesti bet kur, apkasai iškasti netvarkingai, tik kariai pradeda ieškoti kokių batų, žiūri, jau jie atsipeikėja kitame pasaulyje. O dabar jūs man paaiškinkit, kada karys mūšio lauke turi laiko rūpintis nagais, auskarais, kai tenka šliaužoti apkasuose, nešvaroje, purve, suprakaitavus, kada yra laiko galvoti apie išvaizdą, kaip atrodai, kai mirtis alsuoja į nugarą. Įsivaizduokime, prasideda apšaudymas, karys sako: Oi ne, vyrukai, palaukite, aš tuoj nagučius pasidažysiu, auskarikus susitvarkysiu, šukuosiną pasidarytų. Nespėtų toks karys mirktelėti, kaip gautų kulką į kaktą ir matytų visą mūšio lauką pakilęs virš žemės paviršiaus. Toks karys susikoncentravęs į išvaizdos dalykus gali pražudyti ne tik save, bet ir būrio draugus. Valstybės gynybos taryba skatina skirti gynybai kasmet apie 6% nuo BVP. Tai čia norima stiprinti kariuomenę, stiprinti gynybą ir tuo pačiu leisti kariams vaikščioti lakuotais nagais. Ar čia nėra atviras pasityčiojimas iš karių, kurie turėtų aukoti gyvybę dėl valstybės? Nuo tos dienos, kai kariai
pradės vaikščioti laguotais nagais, net ir 100% nuo BVP nepadės apsisaugoti nuo jokio priešo. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šią situaciją? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.